Šiuo metu kerpu klientę. Klientės plaukučiai yra apylygiai, pageidavo ties ausimi, galą šiek tiek pakarpyti, todėl kerpu gradacinę kirpimo formą. Klientų yra tikrai labai daug. Kiekvieną dieną ateina ir, kiekvieną dieną būna pilnai jų. Kursuose žinoma kolektyvą šiltai priėmė visos jaunos panelės. Ta pati pirma diena iš tikrųjų buvo tokia, jaučiausi kaip įmesta į kitas roges. Ta prasme, viskas buvo naujo, viskas buvo nesuprantama, bet su kiekvieną dieną vis aiškiau, smagiau darėsi. Čia, ta prasme, viskas buvo gerai, viską gavome, ko reikėjo, visas priemonės, visas įrankius visus. Tai. Džiaugiuosi, kad kursų metu turime galimybę pačios išbandyti įvairias procedūras. Aš kaip dabar atliekame plaukų gydymą, prieš tai čia dažiausi plaukus, tai tiesiog vienas kitas spėjame prie darbų ir sutvarkyti. Dar patiko, žodžiu, praktika ir to ir atėjo. Kažkur tai mėnesis ir savaitę jau mokinuosi ir palyginus jau laisvai kerpu ir gerai jaučiuosi kirpdama. Netrūksta praktikos. Kerpasi, kaip matote, ir cheminius dedasi, ir gofruojasi, ir sukasi žnyplėm. Teorijos yra tiek, kiek reikia, neperkrauta. Čia ne mokykla, kad ten sėdėti ir kalti teoriją, ko labiausiai bijojau, galvoju, kad tai bus, bet iš tikrųjų atėjus pagrindė yra praktika, tai tikiuosi pabaigus kursus tikrai nestokosiu ir žinosiu, kaip ką daryti. Tikrai daug turėmės klientų, tikrai elgiamės su klientais mandagiai, nes meistrės išmokinusios gražiai su jais elgtis. Suku jau gal antrą klientę. Visai jaučiuosi užtikrintai. Klientų būna per dieną minimaliai 3 mažiausiai apkerpiu, o kartais būna, kad ir daugiau. Čia yra labai daug klientų, dirbame pilnu tempu, tikrai vieną žmogų paleidžiam, imam kitą, tai išbandom tikrai įvairius darbus. Atėjusi gavau savo naują draugę Lelytę, gavau visas priemonės, su kuriuom reikia dirbti, vadovėlį, iš ko mokintis, pasisėmiau daug naujų žinių, džiaugiuosi. Kiekvieną dieną gauname labai daug praktikos, minimaliai dieną apkerpame po 3 žmonės, o kartais būna perkrautos dienos, tarkim kažkas neateina, tai klientų būna dar daugiau. Dėstytojų dėmesio mes tikrai gavome ir gauname tiek, kiek mums reikia. Pirmą dieną buvo truputį neramu, nes nežinojau, su kokiu kolektyvu teks dirbti, tai labai džiaugiausi, kad visos buvome bendra amžiaus. Buvo labai smagu bendrauti, atmosfera buvo labai šilta, meistrės bendravo kaip su kolegėmis, su draugėmis, viskas vyko labai sklandžiai. Turėjom ir kavos pertraukėlės ir plėtėdavom tiesiog apie gyvenimiškas situacijas, o ne vien, kad buvo sausa teorija. Meistrės dalinosi savo patirtimi, ne vien kažkokiais teorinėmis žiniomis. Kursuose patiko visa programa nuo pradžios iki pabaigos, viskas sistemingai. Ir būna tokios stresinės situacijos, kad turi dirbti greitai ir gerai, bet su viskuo susitvarko. Randam laiko ir savo, nes mes, kaip esame kirpėjos būsimos, taip pat norim būti gražios. Tai va šiandien aš dažau savo kolegę, kuri taip pat nori būti graži. Atėjau pirmą dieną, pamačiau, kad mūsų jaunas yra kolektyvas, labai buvo smagu iš tikrųjų. Džiaugiuosi ir noriu mokyti kirpėjos kursų, būti kirpėja. Viskas yra aprūpinta, tu tiesiog gali susikaupti ir susikoncentruoti ties darbu ir savo žiniomis. Tau nereikia ten galvoti, ką pamiršau ar dar kažką, daiktų savo gali pasilikti taip pat čia savo darbo vietoje, tai jų tikrai nepamirši. Dėstytojų mes turime ne vieną, jos yra kelios ir iš tikrųjų iš kiekvienos mes gauname vis naujos informacijos, skirtingos. Ir dažome, ir kerpame, ir ateina naujai norinčių pasikeisti, ir spalvą plaukų pakeisti, ir kirpimą pakeisti, ir cheminius dėtis moteriškės. Labai džiaugiuosi, turim labai daug klientų, iš tikrųjų. Tik reikia dirbti, mokintis. Yra jaunų labai daug, kas nori ateiti ir pas mūsų apsikirpti, pasikeisti, dažytis. Šitos kursus rekomenduočiau tikrai merginom, kurios tikrai nori būti kirpėjom, ateitį su tuo sieti, tikrai rekomenduočiau.
įsigyti šitą specialybę.